Modernus, ekonomiškas ir inovatyvus būstas jau nebe naujovė, o būtinybė. Tad Nekilnojamojo turto plėtros asociacijos surengtoje konferencijoje Nekilnojamojo turto rinka, mokesčių naujienos ir perspektyvos, energetika ir finansavimo galimybės daug dėmesio skirta būsto modernizacijai ir inovacijoms. Šios konferencijos partnerio 5 kontinentų komunikacijų centro verslo plėtros departamento vadovas Rytis Buračas savo pranešime atskleidė, kad naujausios technologijos be abejo daro įtaką kuriant šiandienį būstą. Gyvename mes interneto pasaulyje, kur yra dideli greičiai, dideli duomenų perdavimo kiekiai ir tos įprastos smart house išnamiojo būsto funkcijos, kaip užtikrinti komfortą namuose, užtikrinti ekonomiškumą namo ar saugą, jau tampa standartinėmis. Taip pat yra tokia tendencija, kad gyvendami interneto pasaulyje mes kiekvieną dieną bendraujame socialiniuose tinkluose. Tai išmanusis namas negali to ignoruoti ir įvairios socialinės medijos ateina į jūsų namus, į mūsų namus ir jos tampa namo dalimi. Brangstant elektros energijai ir didėjant šildymo išlaidoms, tiek gyventojai, tiek įmonės vis dažniau renkasi inovatyvius ir taupyti leidžiančius sprendimus, tokius kaip intelektinio būsto sistema. Žmonės iš tikrųjų skaičiuoja ekonominį atsiperkamumą, renkasi ekonomiškai patogius ir taupius būstus. Tai mūsų šiandieną siūlomas sprendimas iš tikrųjų ir atitinka tą šių dienų situaciją, kadangi išmanusis būstas padeda taupyti. Pagrindė, aišku, šiandien opiausias klausimas yra šildymas. Tai renkantis smart house sprendimus, mes iš tikrųjų siūlome plačiai pažvelgti šitą klausimą, kadangi para turi 24 valandas. Ar iš tikrųjų reikia visas 24 valandas neefektyviai naudoti šilumą ir ją kartais tiesiog įkvoti veltui? Man atrodo, kad išmanus būstas arba išmanios visos būsto valdymo sistemos šiuo metu artėja prie revoliucijos, nes tikrai poreikis tam dabar atsiranda labai didelis, dėl to, kad ir ES direktyva ir mūsų Lietuvos įstatymai sako, kad jau nuo 20 metų mes turėsim gyventi iš esmės pasyvaus, aktyvaus namo būste. Tai reiškia, kad mums reikės labai efektyviai valdyti savo būsto energetinį efektyvumą. Tai be išmanių sistemų praktiškai tai nėra įmanoma iš viso. Taigi, pasak ekspertų, nereikia laukti 2020-ųjų, o jau dabar pradėti rūpintis savo būsto ekonomiškumu ir inovatyviu valdymu.